Sveiki, mėlyjei, čia laida Lietuva sveiksta. Iš Palangos, iš Klaipėdos, iš pajūrio, iš ten, kur jūra. Už ten, kur atrodo, kad pavaikščiasi vakare ir iš karto gera. Tai Lietuva sveiksta. Iš tikrųjų, žinau žmonių, kurie 6 val. Vakaro eina kvėpuoti jodu, pavyzdžiui. Dėl to, kad prie jūros. Tai ypač vasara yra metas sveikti. O šiandien pas mane ant sofos yra ugnis. Čia tiek daug jūros ir jinai sako, aš čia taip gerai jaučiuosi, nes kartais tą ugnį matyt reikia prislopinti. Taip. Ugnė, dietistė, psichologijos specialistė yra žmogus, kuris man labiausiai patinka, nes viską turi pirmiausia pabandyti pati. Ugnė, apie tą pati, apie tą tokį prevenciją, apie tą tokį kartais tiesiog supykti ant savęs ir rimti ir padaryti, šiandien labai noriu su tavim pakalbėti. Tai viena vertus, man buvo labai įdomu, kad tu pasakoji, kad tu dirbis skausmo klinikoje. Ir aš galvoju, prie ko čia maistas, prie ko čia, ką tu ten veiki. Ir tada žinai apie tai, kad kiek pasirodo tas maistas yra ta mūsų energija ir kiek jisai mums visko duoda, ko net kartais net pamirštam, kad taip gali būti. Nenorėčiau vartoti žodžio viskas arba nieko. Galbūt pasakyčiau, kad maistas yra labai daug daugiau, negu kad žmogus gali įsivaizduoti. Papasakok. Įsivaizduoja dėl to mažiau, kad tos informacijos jos keisdavosi. Va dabartiniam kokiam esam taške, tai reiškia, kad yra per daug informacijos. Prieš tai buvo verkiam, kad informacijos trūksta. Blogai. Dabar informacijos daug. Kažkodėl vėl yra negerai. Tai man labai patinka tavo laidos pavadinimas Lietuva sveiksta. Ir aš važiuodama į laidą uždaviau savo hipotetinį klausimą. Ugne, o Lietuva sveiksta? Ar Lietuva sveiksta? Kaip iš kokios pusės pažiūrėsi? Va čia naudosiu savo psichologijos studijas. Jeigu aš pažiūrėsiu iš vieno kampo, kaip apie sveikatą mes kalbam, kiek turim laidų, kiek turim informacijos, tai antiek Lietuva sveiksta. Bet aš galbūt pasakyčiau, kad Lietuva daugiau bunda. Nes jeigu mums tik tai užtektų kalbėjimo ir pagal tokį kiekį, kiek mes apie tai kalbam, mes bundam, Lietuva bunda. Bet žinoti, kalbėti neužtenka. Tu turi dar naudoti tai savo praktikoje. Tai reiškia, kad tu turi paimti ir naudoti savo gyvenime, kasdienybėje. Bet čia tai jau neįdomu tada. Jeigu dar ir daryti kažką turiu. Reikia daryti. Kiekvienam gyvenimo etape, ko mes norėtumėm, kad tai įvyktų, mes turime įdėti darbo. Paprastas pavyzdys. Aš norėčiau turėti sveikus dantis. Ką aš darau? Aš turiu ateiti ir valyti dantis. Tai reiškia, aš turiu atsikelti nuo šitos sofutės, kad ir kaip man būtų patogu, nuvalyti ir padaryti tą procesą. Su viskuo gyvenime pabaigti. Kad šiandieną vesti laidą ir puikiai tau komunikuoti, tu turėjai nueiti tam tikrą kelią, pabaigti studijas, turėti žinių, tu turėjai kažką padaryti, taip mane ir kitus pašnekovus, tu turėjai kažką padaryti. Tai tik tai žinojimas, jis neveda prie rezultatų. Ir man labai patinka viena frazė, kada Einšteinas yra pasakęs, jeigu tu nori, kad pasikeistų rezultatas, tu turi pakeisti veiksmą. Bet jeigu tu nekeiti veiksmo, o nori kito rezultato, tai yra beprotystė. Tai aš manau, kad aš ne už beprotystę. Nebūkim beprotystė. Jo, sakykime, taip perkeltinė prasme, bet aš manau, kad tų žinių reikia, jų reikia ne per daug, kad nebūtų perteklinis triukšmas, bet jas reikia tiesiog naudoti praktikoje. Tai reiškia, kad personalizuotai aš turiu žinoti savo situaciją ir pagal savo situaciją aš turiu pasidėlioti savo prioritetus. Jeigu aš noriu būti sveikas, tai visų pirma, man visada yra klausimas pas žmogų, kas yra pas tave už to žodžio sveikas, nes Laura, kas tu yra sveikas, tu man atsakytum vieną atsakymą, bet kai tu man paklausi manęs to paties, aš atsakysiu visai kitaip. Tai yra mūsų liniuotė, taip, tai yra mūsų liniuotė, tai vadinasi, aš pagal tai turiu ir nuspręsti, kas pagal mane yra sveikas ir kaip aš noriu tai pasiekti. Galim čia ir pabūti truputėlį. Kas toje liniuotėje, nes aš labai norėčiau, kad žmonės pasiliniuotų, kad jie namuose turėtų tokią savotišką savo liniuotę tam, kad kartais, kai žinau ir nusimatau,
kad kaip save vertinu, dirbau tokį darbą, kur mes kiekvieną rytą, kiekvienas žmogus vertindavo 3 balais. Kokį duodu balą įmoniai, savo komandai ir savo. Atrodė kokia nesąmonė, laiko švaistimas. Žinai, sėdi 20 žmonių, aukščiausio lygio vadovų ir visi sako 3 skaičius. Bet kai pradedi galvoti, kad savo įmonę vertini 8, save 3, komandą 9, kažkas nesifiksuoja. Kai save vertini 10, įmonę 6, komandą 6, kažkas nesiklijuoja. Tai va tas toksai, žinai, savęs monitoringas, jisai labai tikriausiai daug duoda. Jisai duoda, bet čia reikia vėlgi labai jausti ribą, nes jeigu peržengti tą ribą ir labai pereiti tik tai vertinimo sistemą, tai tu gyvenime nieko daugiau neveiksi, tik tai vertinsi. Save, kitus, aplinką, Neužsibūti. Neužsibūti. Vertinimas ne visada yra teisingai. Reikia žinoti ir kaip tu jautiesi. Nepamiršti, sustoti ir pradžioj nevertinti savęs, bet sustoti ir pagalvoti, kaip tu jautiesi dabar. Kaip tu jautiesi dabar, kaip būna pasakymas, kaip tu jautiesi? Gerai. Gerai yra nejausmas. Jeigu tu jautiesi lengvai, puiku. Jeigu tu jautiesi, sakykime, laimingas emocija, irgi yra gerai. Bet pajausti, kaip tavo kūnas šiandieną jaučiasi. Jeigu man šiandieną, sakykime, ilgai negalėjau užmigti, mane kamavo įvairiausios mintis. Vadinasi, mane slegia kažkokie tai dalykai. Ir čia reikėtų atkreipti dėmesį ir truputėlį nueiti giliau. O kas yra už to nerimo? Kas mane neramina? Ir kiekvieną kartą ne tai, kad su vertinimu eisiu, bet grįšiu į savo kūną čia ir dabar. Nes mes paprastai visada lekiam rytoj, poryt, užporyt. Tai mums reikia apjungti smegenis ir mūsų kūną, nes labai dažnai gyvena smegenis savo gyvenimą, kūnas savo gyvenimą. Ir tada gydytojas kabinete sako, žiūrėk, tave reikia sudėti. Kažkur tu pabėgai ir tavo dalis įsibarstė. Tai skausmas, jeigu kalbėti apie skausmo kliniką, kur konsultuoja ar ne, tai ir yra apie tai, kad žmonės kartais nesuveda. Man skauda nugarą, o koks skirtumas, mane klausia, ką aš šiandien valgiau, kaip tai susiję. Nes maistas, paprastai žmonės galvoja, kad tai yra susiję tik tai su virškinimo traktu. Taip, va čia ir baigėsi. Padidėjo mano svoris. Čia arba užsiliko, arba neužsiliko. Bet jeigu man skauda, maistą žiūriu. Jeigu man liūdna, Laura, žiūriu, ką valgau. Jeigu aš stresuoju arba mane lanko nerimastingos mintis, aš turiu žiūrėti, ką aš valgau. Ir jeigu man šiandieną nėra taip, kaip aš norėčiau, aš turiu pasižiūrėti, kokia tai yra priežastis. Dėl ko pas mane šiandieną yra taip, ne taip, kaip aš norėčiau. Tai apie tą nugarą pasakyk. Kas gali būti, kad skauda nugarą? Priežasčių gali labai daug būti. Taip, ir vienos priežasties niekada nebus ir niekas, sakykime, taip nedrįstų pozicionuoti. Bet jeigu mano mityboje yra maisto produktai, kurie turi polinkį palaikyti uždegiminius procesus, o skausmas yra vienas iš uždegimo simptomų. Tai vadinasi, mes einame giliau ir žiūrime, kas sukėlė mums tą skausmą. Tai yra gydytojai skausmistai vadinami, kurie žiūri skausmo kilmę, vertina truputėlį plačiau, o ne tik tai kaip tas skausmas užmalšinti, nes skausmo malšinimas nėra priežasties suradimas ir panaikinimas. Ir tokiu atveju visada aš kaip dietistė būnu komandoje, kad gydytojai, specialistai savo srities kompetencijose žiūri, kaip paskirti gydymą, o aš žiūriu, kaip tas gydymas, kad būtų veiksmingas. Ir prevenciškai, kad neprieiti prie ligų, ir esant ligoje, ir išsigydžius lygą, kad negrįžti atgal į tą patį liūdną scenarijų. Bet taip įdomu, Ugne, tik su tavim susipažinusi, aš suvokiu, kur tas maistas prie sveikatos taip stipriai išlies. Jeigu anksčiau man atrodavo, kad viskas yra tik dėl to, kad tu kažkaip gerai atrodytum, nebūtų tau diabeto, nebūtų, nežinau, širdies kažkokių problemų, bet dar tau ir susirgus paskui labai reikia kažkaip gyventi su tuo maistu. Kad mes visi galvom, kad iki ligos kažkaip, ar ne? O jau jeigu susirgai, tai čia bus vaistai ir ten kažkaip jau tada. Man taip įdomu, kad aš tikrai pirmą kartą iš tavęs išgirdau, kad tau nustačius diabetą, tau nustačius, kad tavo širdis nėra tokia stipri ar cholesterolis pakilęs, tada tu dar didesnį turi, žinai, pradžią su tuo gyvenimu,
kartu su geru maistu. Labai geras pastebėjimas. Ir yra stigma šiais laikais, kada visuomenė galvoja, ir aš netgi pas save praktikoje turiu pacientų, jie kreipiasi į mane ir sako, man dabar nustatė, sakykime, cholesterolį, tai aš dabar sugersiu vaistus ir jau tada pas jumis registruosios. Tai mano klausimas, kaip jūs matote mytybą savo gyvenime? Atrodo, Vieni kad mato tuo kaip metu tik medikamentai. Taip. Kaip čia? Maistas, medikamentai, kada nors maistas. Taip, mytyba pas vienus žmonės yra pramoga, pas kitus yra liūdėsio malšinimas, pas kitus yra tiesiog fizinių poreikių patenkinimas, labai įvairiai. Bet mytyba, jinai yra toks dalykas, kad mūsų ląstelė funkcionuoja ir organas funkcionuoja pagal tai, kokias jinai maistinės medžiagas gauna. Bet kurim mūsų gyvenimo etape. Užgimiau, mokinuosi, studijuoju, ilsiuosi, veikiu, keliauju visose mano gyvenimo etapuose. Maistas yra mano gyvybės šaltinis. Tai jeigu aš, sakykime, galiu sulyginti tokią situaciją savo funkciją kaip automobilio variklis, ir aš gazuoju, koks skirtumas ląstelė, ar ne, koks skirtumas benzinui, tu važiuosi šiandieną iš Palangos į Vilnių, ar tu važiuosi iki Lenkijos. Nėra skirtumo. Ta prasme, variklis funkcionuos pagal tai, kokį kūrą tu jam užpilsi. O kur tu važiuosi, čia tavo reikalas. Tai va čia yra laisvė pasirinkti. Bet kad ta laisvė tikrai taptų tavo tikroji laisvė, tai tu turi labai žinoti, kokį tą kūrą pilti. Ir dėl apie žinojimą, ir labai norėjau net pradžioje, apie tai kalbėti, toje daugybėje informacijos, kurios, kaip tu minėjai, apie tai, kad jos tiek daug, man toks gražus yra pasakymas, išsirinkit ir jeigu tinka, likit su tuo, ką išsirinkot. Mūsų teorijų gausoj dabar labai svarbu likti su kažkokia teorija. Iš tikrųjų, pati ten tokia Wild Fit esu praėjusi programą, man tikrai labai patiko tuo metu. Viena iš taisyklių buvo, kad, žiūrėkit, dabar jums visa aplinka pradės sakyti, kokią tu nesąmonę darai. Ko tu čia dabar laikaisi. Sako, bet jūs, pabūkit su manim tas 90 dienų, nes jūs dabar su manimi esate. Paskui gyvenkit kaip jau gyvenusi. Bet tam, kad jums pavyktų, tai būkit čia. Koks tavo požiūris? Kaip tą informacijos gausą susisteminti? Iš dalies labai pritariu pačiam požiūriui, kad jeigu tu priėmei sprendimą, prieš priimdama sprendimą, sprendimai būna emociški ir labai tokie, ne tai kad išgyventi, bet subrendę. Tai va tas labai svarbu, kad jeigu aš priimsiu emocinį sprendimą, jis gali truputėlį mane suklaidinti. Nes marketingas, visi kiti dalykai, reklamos, jie žino, kaip susukti į tokį fainą popierėlį, kad tu būtum patrauklus. Bet tai yra labai stipri ir manipuliacija labai dažnais atvejais. O žmogus, jisai pasiklysta. Nes kada aš darau sprendimą? Aš sprendimą darau ne tada, kai aš nusprendžiu ir padarau sprendimą. Kai aš jau darau sprendimą, jau smegenys mano būna nusprendę. Visiškai. O kaip jos nuspręs, tai reiškia pagal tai, kaip aš tuo metu jausiuosi. Ir jeigu man gražiau pačiulbės šito produkto pristatytos, aš tikėtina, kad aš pasirinksiu šitą produktą. Bet negalima suabsoliutinti. Jeigu aš pasirinkau kažkokį tai, sakykime, programą, kad va dabar maitinsiuos taip, aš turiu įsivertinti. Bet šitą situaciją turi vertinti gydytojas, kompetentingas. Ne žmogus, pabaigęs kažkokias tai paskaitas, išklausęs. Ne, va čia su kompetencija dar labai prasilenkiam. Nes būna žmonės, va, kai sako Ugnė, o kuom dietistas skiriasi, ten yra mitybos specialistai, dietistai, dietologai. Taip, labai skiriasi, nes dietistas, gydytojas, dietologas yra medicinos studijos. Mitybos specialistai, mitybos gurų, nutricionistai, tai ten yra, jie kalba apie maistą kaip apie produktą, bet tai yra labai svarbu, jie negali peržengti tos ribos, o žmogus to nežino. Ir jeigu jam labai gražiai apraše buvo parašyta, kaip tau čia bus gerai, visada duodamas yra pažadas, va, tas lengvumo, laimės piliulė. Tai natūralu, kad žmogus eina į šitą programą ir stengiasi joje išbūti, ar ne? Bet aplinkoje vertintojų bus visada. Ką gyvenime mes pasirinktumėm? Vertintojai vertins mūsų sprendimus, mūsų poelgius, mūsų išvaizdą vertina. Aš prisimenu save, Laura, aš svėriau 130 kg.
aplinka labai vertino. Vertino tuo metu? Taip, todėl, kad nuvertino pagal Bet tu tai, ką leidai jie jiem- mato. bet tu leidai Bet jiem aš vertinti. numetu 80 kg ir jie toliau vertina. Ta prasme, jie vertins bet kuriuo atveju. Bet čia yra situacija ne apie mane. Tai yra apie juos, apie tos vertintojus. Tai aš tiem vertintojam paspaudžiu ranką ir tos vertinimų lentelės atsuku jiem atgal. Nes man svarbiausia, kaip aš jaučiuosi pati, bet kaip aš save vertinu. Ir kaip tu sakai apie tą įmonę, ne, kiek duodu balų įmonei, kiek duodu komandai, kiek duodu savo, tai visų pirma, aš turiu pradėti nuo savęs. Ir aš visur pradėjau nuo savęs. Aš nebaigiau studijų ir pradėjau konsultuoti. Aš visų pirma pradėjau nuo savęs. Aš neaiškinau savo vaikam, kaip dabar valgyti, remdamasi žiniomis. Aš pradėjau nuo savęs. Ir tai buvo pats teisingiausias sprendimas. Ne dėl to, kad jisai buvo mano ir aš niekada neklystu. Aš tikrai dariau klaidų ir man labai svarbu net mokymuose, kai vedu, nesakyti apie sėkmės istorijas, bet aš patikinėjau atvejus, kai man nepavyko. Ir tai yra daug įdomiau, nes specialistas, kuris ateina iš tavęs nepasimokinti, gal įsikvėpti, aš turiu jam parodyti klinikinį atvejį, kaip man nepavyko ir ką dariau tada. Geras. O ne tada, kai labai pavyko. Nėra, aš nenoriu gražiai piešti situacijos, nes gyvenimas yra ir apie nepavykusius dalykus. Bet nepavykusias situacijas aš imu kaip pamokas, kurias mane mokina. Ir aš galiu taip pat augti ir auginti savo kiekvieną pacientą ir klientą, kuris Ar ateina. įsivaizduoji, kad yra žmonių, kurie tai, ką tu pastebėjai kaip nepavykusi dalyką, vis dar daro? Galėtum kažkuo pasidalinti? Iš tokių, žinai, kad jeigu jūs vis dar taip daro, tai nedarykit. Jeigu tai yra suaugęs žmogus auditorija, tai aš galiu pasakyti, ką aš galiu rekomenduoti. Rekomenduok. Ir tada, Taip. rekomendavus, galiu paaiškinti, kokią duos tai naudą. Super. Bet sprendimą aš palieku žmogaus. Su visa jam prisimta atsakomybė. Ir pagarba. Ir Už pagarba. tai. Nes negaliu kaip specialistas norėti labiau pasveikti už savo pacientą arba už žiūrovą, kuris šiandieną ieško to atsakymo, žiūrėdamas tavo laidą, bet jisai turi suprasti, kad dietistė Ugnė atėjusi, jinai neištrauks iš cilindro zuikio ir stebuklas neįvyks. Ai, nu Aš galiu pasakyti sau. situaciją, aš Taip. galiu paaiškinti, praplėsti požiūrį, aš galiu nusileisti giliau ir paaiškinti, kodėl taip įvyko, atsukti veidrodį, kad tai jau yra dabar pasiekmė, hebra, jums skauda, bet čia yra akistata šiai dienai, kaip gyvenai vakar, užvakar, prieš metus. Ir nereikia stebėtis, kaip sako pacientai, kaip iš giedro dangaus. Ne iš giedro dangaus. Joks čia ne Tu giedras. gyvenai ir link to ėjai. Tiesiog nesinori žmogui, o tai yra toks sutverimas, kad jis labai sunku yra pripažinti, kad tu klydai. Bet aš vėlgi tą sistemą keičiu truputėlį kitaip ir sakau, kad pripažinimas, kad tu klydai ir darai klaidas savo mytyboje, tai nereiškia, kad tu buvai blogas. O pripažinimas nereiškia, kad tu esi silpnas ir pralaimėjai. Nes pripažindamas tu kaip tik gali būti laimėtojas. Ir kiek aš mačiau tų pralaimėtojų, kurie sakė, čia ne apie mane. Tegul valgo tie, kuriam čia įdomu, pas mane tyrimai visi gerai. Ok, praėjo pusmetis, atsidaro klinikos duris ir ateina tas pats žmogus. Ir man natūraliai kyla klausimas, bet tada juk sakėt, kad viskas ok. Bet čia yra dar vienas dalykas, aš nevertintas, kad, žiūrėk, taigi ten praeitą kartą skaičiau viskas, čia ne apie tave. Tu nevertini, tu supranti, kad tuo metu žmogus taip jautėsi. Ir tu šiandieną priimi jo jausmą kitą, kuris labai pergyvena ir įsigandęs ir sako, Ugne, pat atėjo laikas, padėkit man. Kaip gera. Čia, man atrodo, yra profesionalumo ženklas, kad tu žmogų vertini kiekvieną dieną taip, kaip koks jisai tuo metu ateina. Atėjo, nežinau, kažkoks sarkastiškas. Nu, važiuojam taip. Atėjo taip, ir Laura pasiruošęs, vertinu dar ir dėl to, kad kiekvieną tą emociją, kurią jisai ištransliuoja, pavyzdžiui, ateina onkologiją turintis pacientai, skausmą kenčiantis, jie neteis kaip saulytės pozityvę, jie ateina ir nelaimingi, ir pikti, bet Dovana, jų kad jie atėjo, dovana, kad bet atėjo. jų emociją nepriimi asmeniškai. Jeigu jis atėjo nepatenkintas, čia yra apie jį, čia yra ne apie mane. Ir aš visada vertinu save, kur yra mano ribos ir kaip aš galiu jam padėti. Tai vadinasi, aš nevertinu save, kad o dabar tai visiems galiu padėti. Ar man sekasi visiems padėti, tikrai taip ir aš esu labai dėl to dėkinga. Bet yra variantų, kur aš save visą laiką grąžinu į tą poziciją
įsivertinus savo galimybės. Net žadėtų gali labai daug, bet ką tu toliau darysi su to pažadu? Kas tu tapsi po to pažadu? Tai kas yra už mano pažado? Tai kad aš noriu būti procese, vesti jį tuo procesu, keičiant mitybos įpročius, aiškinant, kodėl tas produktas turi būti, nesisvaidant gražiom frazėm, kad čia bus sveika, čia bus labai gerai, nemanipuliuoti tam tikrą informaciją, dėl kurios pacientas pakips, bet tai bus labai laikina. Aš esu ilgų distancijų bėgikas, bet aš bėgu tą distanciją kartu su savo kiekvienu pacientu. Ir ranką paleidžia jisai mano, tada, kai jisai paleidžia, o ne aš jiem paskui. Viskas, ačiū. Kiek gali užtrukti? Koks tai terminas? Įvairiai, individualiai. Niekas negali žinoti, kaip organizmas, kuriuo procesu jisai pasiduos, kaip organai funkcionuos, kokia yra jo klinika. Patirtis rodo, žinai, jeigu mums žada rinkodara, mums žada 30 dienų, žinai, ar ten kiek ten. Ir po 2 savaičių pradėsit. Galbūt įvardinčiau taip, kad procesas visada pasileis į priekį ir bus daug geresnis sprendimas negu kad be jo. Visiškai nežiūrėti mitybą, o, sakykime, imti tik tai kitus elementus, eliminavus, kaip sakykime, tokią informaciją ir įsileidimą teisingos mitybos savo gyvenime. Nepaleisiu. Kuriam laikui mes neriam kartu? Čia yra metai, čia yra pusmetis. Kas tai? Mityba nėra dieta, mityba yra įpročiai. O įpročiai lydi nuo užgimimo, kada mes pradedam formuoti savo vaikam mitybos įpročius, iki paskutinio savo atodūsio. Aš dabar jaučiu, žinai, kad norėtųsi lengvumo kūnui ir sakau, nu gerai, jo, jaučiu skausmai, kažkas, žinai, ir sakau, noriu su tavim keliauti, kiek mes galim užtrukti? Aš suprantu, kad tu neapibrėži, ne bilietą išrašai, žinai. Teisingai, taip. Čia lygiai taip pat, kaip ateina pacientas pas kardiologą. Jisgi nesako, o kiek dabar čia tą kardiologą, kiek jūs mane čia konsultuosite. Ateina pas mane su klinika ir su diagnoze, aš ją įsivertinu ir mano principas yra toks, tai nekepti dietos planų kaip karštų bandelių. Mano principas yra neparduoti. Aš esu prastas pardavėjas, aš net nemokėčiau parduoti, čia yra ne mano sritis. Bet ką aš darau, kad reiškia pacientą, kaip konsultuoju, aš pasiemu pas save pasparnų mėnesį laiko. Per mėnesį laiko aš galiu būti su juo, stebėti jo dinamiką, kaip vyksta pokyčiai. Vienas produktas reaguoja gerai, kitam pagal jo kliniką nelabai tinka ir tu jis jaučiasi saugus visada. Nereikia jam kiekvieną kartą vėl iš naujo registruoti, žinokit, čia nepadėjo, o čia dabar jaučiuosi taip, dabar man yra taip. Mėnuo laiko, tai per mėnesį laiko didžioji dalis pacientų pasiekia puikius rezultatus, o tada per mėnesį laiko jie gauna tiek žinių, kur tas žinias jie gali naudoti visą savo likusį gyvenimą prie bet kurios gyvenimo aplinkybių. Keliauja, atostogauja, ištiko virusas, bakterija, sunegalavo, jaučia skausmą. Mityba yra žinios ir tu jas naudoji visada, bet kuriuo savo gyvenimo etapu. Čia nėra, kad dieta, gyvenu pagal dietą. Čia būna ateina pas mane pacientai, turiu nusipirkęs pavasario mitybos planą. Ok, ką darysim rudenį? Pirksim rudens planą. O bet dar yra žiema, dar yra vasara. Tai kaip čia mes gyvensim nuo plano iki plano? Gyvenimas nėra nuo plano iki plano. Organai funkcionuoja ne nuo plano iki plano. Organas funkcionuoja nuo to, kokia jisai gauna mitybą kasdien. Tai yra mano paros energijos poreikis. Ir kalbėti apie tai, kad nežinau, ir čipsas suvalgomas, ir sušis jau čia ne tema. Nelieka vietos nusprendus, kad aš savo kūno šeimininkas dalykam, kuriuose nieko maistingo. Taip, savivertės klausimas, Laura, yra apie tai. Ne kokią komforto aplinką man sukuria įmonė, kurioje aš dirbu, ar ne, ir parduodu savo žinias. Bet savivertė yra apie tai, kas yra mano lėkštėje. Ir jeigu aš, matydamas etiketėje masę priedų ir žinojimas, kad tie priedai duoda man nesveikatą, kokia gali būti mano vertė, jeigu aš vis tiek tai valgau ir dedu į save. Vat ta tokia priešprieša atsiranda. Tai ką aš galiu duoti žmogui, kaip aš galiu įkvėpti savo komandą, kaip aš galiu būti vadovas įmoniai ir sakyti, va taip, dabar iškelsim pardavimus, viską. Kai tu nepakeli savo kraujo rodiklių pasirinkimuose, kasdieniniuose, ne patiekalą reikia demonetizuoti, pavyzdžiui, sakykime, suši. Reikia žiūrėti sušio kilmę, nes patiekalas turi prastą kilmę ir labai gerą. Ir tavo tik tai reikalas pasirinkti,
kurią kilmę tu renkiesi. Rinktis 100% visada gerai? Čia yra klausimas į klausimą. Ar šiandieną norisi jaustis 100 gerai, ar taip 30% norėčiau turėti, 3,8,5 temperatūros. Mano pasirinkimas apie 30% man kalba daug daugiau apie mane, apie mano savijautą. Kai renkuosi tą prastesnį, tai renkuosi kažkas čia kito. Laura, matai, kas yra, kodėl renkiesi prastesnį? Aš turiu, kaip sakau, įsigilinti žmogus, kas yra už jo pasirinkimo. Ir labai dažnai sveikatai nepalankus produktai yra ne šiaip pasirenkami. Žmogus pasirinko dėl tam tikrų priežasčių. Stresas, nerimas, nesuformuoti mitybos įpročiai, informacijos begalė, laiko neturėjimas. Čia yra apie tai. Bet sveikatai palanki mityba nėra nei prabangos dalykas, nei ilgo laiko užtrukimas virtuvėje. Čia ne virėjų kursai. Čia yra žinios, kurias mes tiesiog naudojame praktikoje kasdien. Ar galim pasakyti 10 maisto produktų, kuriuos sakytum, turėkit savo virtuvėje? Galbūt įvardinčiau tikrai daug produktų. Vėlgi, daržovės, vaisiai. Yra daržovės, pasakytum, kas ten, nežinau, ridikėliai, salota, pomidoras, agurkas. Va čia būtų labai klaidinimas žiūrovo, todėl kad vienam aš galiu pasakyti brokolis, bet žiūrovas, jeigu žiūrės laidą ir turės, sakykime, skydliaukės sutrikimų, brokolis jam netinka. Tai vat nenorėčiau klaidinti. Gerai, labai gerai. Bet jeigu kalbėti apie produktų grupės, vienareikšmiškai daržovės, vaisiai, grūdinė kultūra, sėklos, kas yra skaidulos prebiotikai, riešutai ypatingai, augaliniai aliejus, ypač tyras alyvuogių aliejus, oleino omega 9, laukinės kilmės žuvis, omega 3, mėsa, kur yra baltymas, avies ožkos pieno produktai, kurie turi labai daug probiotiko ir jų, sakykime, daug lengvesnis virškinimas, jeigu lyginti su karvės pieno produktais. Kas dar? Atsisakyti transriebalų, labai stipriai apdoroto maisto, prieskonių, priedų, cheminių elementų. Atsisakyti? Tam tikrų prieskonių, priedų, vadinamų sintetinių. Nes, pavyzdžiui, tam tikri sintetiniai priedai, jie eina po prieskonio vėliavą. Pavyzdžiui, skonio stiprikliai, prieskoniai, aromatai, kvapikliai. Jie yra prie prieskonių kategorijos. Bet čia yra skirtumas tarp šviežiai papjaustyto krapo ir krapų skonio ekstrakto. Taip. Kažkaip reabilitavai viską. Visas maistas yra puiku, tai yra gamtos, tai yra mūsų organizmo visi vitaminai, mikroelementai ir maistinės medžiagos. Bet ten reikia pasižiūrėti maisto kilmę ir kas paskui su ta maisto kilmė yra padaryta. Aš galiu užauginti ekologišką pomidorą ir jį apvolioti džiūvėsėliuose ir fritiūrinį išvirti ir žmogus sakys, valgiau pomidorą. Ekologiška. O kaip pagamintai valgiai? Čia biški buvo apvoliotas miltuose, aliejukė pavirtas. Tai galutinis rezultatas yra tikrai ne pomidoro. Negadinkit maisto. Taip man norisi pasakyti. Taip, negadinkit maisto. Negadinkit. Nekepti, jeigu tik galima, ar ne? Neapdoroti, išimčiau žodį, jeigu galima. Tikrai galima. Bet galima apvolioti, pavyzdžiui, maisto produktą, įsivaizduok. Paprastas pavyzdys tavo žiūrovai. Vištienos filė apvolioju džiūvėsėliuose ir iškepu fritiūriniai. Ne. Paimu vištienos filę, apvolioju sezamo sėklytėse ir moliūgų sėklose ir kepu orkaitėj. Puikiai. Paniruotę turiu. Sultingumas mėsos išliko taip, nes buvo paniruotė. Bet paniruotė turėjo maistingumo vertę, gavau sėklų probiotikų savo žarnynui. Ką gavau apvoliotoj tešloje? Nieko. Kalorijas, visceralinius riebalus, nutukimą, diabetą, padidėjusią gliukozę, man dar vardinti. Ugne, gaminti patiems ar būti labai reikliems nuėjus į kokią nors vietą? Labai reikliem ne, gaminti patiems viskas gerai, bet gyvenimas yra ne apie gaminimą, ne apie tik gaminimą. Bet aš labai dažnai lankausi viešo maitinimo įstaigose, aš pati jas konsultuoju. Ir ką darai? Atsirenku vietą, į kurią einu.
Šiaip tai ir McDonald'e esu nekartą stojusi, valgiusi, žinai ką, salotas. Nu, šaunuoliai dėl to, kad jie turi salotas. Beje, puikios Tai va, salotos. bet kartais ateini į restoraną, fine diningą ir tau daržovių va taip atneša. Aš esu vieną kartą taip atneša indelį, va tai va. Ir sakau, žinokit, šiaip tai aš valgau daržovės, neimituoju. Tai gal galima tada 4 porcijas tų daržovių. Tai va čia yra esmė apie įpratį. Kaip jie sureagavo? Tai žinai, už tavo pinigus... Jie tiesiog paėmė pinigų daugiau? Taip, už ekstra. Ekstriuką reikės damokėti. Jo, sveikatai yra apie tai, kad aš už ją norėsiu damokėti. Ne sveikatos ministerijai, bet geriau atneškit man tų daržovių. Tai jeigu kalbėt apie viešo maitinimo įstaigas, tai atsirinkti vietą, kur einu ir be jokios abejonės skaityti meniu, ką užsisakai. Tai jeigu aš ten namuose, aš valgau tik namie, bet namie pas mane eina produktas, kuris sveikatai man nepalankus. Kokia prasmė, kad aš namie valgau? Imituoju. Dažnumas. Visiškai pabaigai turime dieną, ypatingai vasarą, Lietuva sveiksta ypač vasarą, nu tokia ilga ta diena, nu taip norisi tą 11, kai pagaliau sutemo, nu truputį dar gal kažko čia užkrimst, kas yra tas mūsų dažnumas, jeigu dar nejaučiam savo kūno, kad jisai kažko nori, bet lyg gal tiesiog, kad neužmigtų, gal tiesiog su draugais smagu, gal tiesiog futbolo čempionatas. Kas tas mūsų dažnumas? Atsakysiu taip. Aš būsiu tas tautos balsas, nes tikrai turiu teisę jo būti. Kasdienis mano darbas ir jie ateina su ta žinutė pas mane, kaip sakau, duodant stalo tai, kaip yra. Ne vasarą jie nori 11 valandą užkandžio, jie nori visada. Ir aš žinau dėl ko. Todėl, kad jų gyvensena ir jų mityba dabartinė yra tokia, kad va, tas 11 valandą kažko skanaus yra pasiekmė. Bet jeigu jo kasdienė mityba ir racionas susidėlios teisingai ir taisyklingai, aš galiu šokti iki ryto, iki 6 ryto. Žiemą ar vasarą nesvarbu. Aš niekada manęs nepraraus ant to, ką prarauna žmogų, kuris turi netaisyklingą mitybą prie bet kurio paros laiko ar prie bet kurio sezoniškumo. Susitvarkyti mitybą kasdieninę ir tada nebežiūrėti, kurią valandą kažkada man kažko norisi. Jausmas ateina su priežastim ir iš priežasties. Taip. Tai vat, mes turim nueiti į priežastį, bet neanalizuoti pasiekmę ir kaip tą pasiekmę mums pašalinti. Mums reikia priežastį išsispręsti. Perbėgam visą dieną. Perbėgam. Pabudom. 6:30, 7, 8, nesvarbu. Pabudom, pavyzdžiui, 6:30. Šilto drungno vandens stiklinė. Su citrina. Asmens higiena. Ne, nesileiskim plonybės. Vieniem gerai, kitiem dėl to emalio ne. Gerai. Kas refliuksą turi ne. Šilto drungno vandens čia niekam nepakenks, ar ne? Tada eina kūno higiena, kol prausėmės, kol ką. Už pusvalandžio laikotarpį nuo atsibudimo mes valgom pusryčius. Per pusvalandį. Per pusvalandį nuo atsibudimo. Nu gerai. Todėl, kad jau prasideda mano, vis tiek mano... Ir valgom šiltą, šaltą. Nebūtinai temperatūrinis režimas, tiesiog aišku, kad žiemą tai turėtų būti šiltas maistas, karštą vasarą, arba jūs gal gyvenate labai šiltam klimate, tai galėtų būti ir šaltas. Bet mano kiaušinienė čia galėtų, pavyzdžiui, būti jau. Avokadas, kiaušinis jau čia galėtų būti. Tai taip turėtų būti kiaušinis, pavyzdžiui, baltymas, daržovės, vitaminai, ypač tyris alyvuogių aliejus, riešutai, gali būti kaip aliejus. Pusryčiams. Kaip ingredientas. Wow, tai. Riešutas neturėtų būti tik tai kaip mano užkandukas. Riešutas gali būti kaip ingredientas. Vat aš turiu spintelį, ingredientus, ką gaminsiu ir tarp jų yra riešutai. Geras. Tai vadinasi, tokiu atveju ir grūdinė kultūra, tai yra kokybiškas angliavandenis. Grūdinė, kažkokia gera duona. Pavyzdžiui, bolivinės balandos kruopos, keptas kiaušinis, avokadas ir pasmulkinti anakardžių riešutai. Noriu, gerai, noriu. Suvalgėm. Taip. Kas toliau? Tada žiūrim, jeigu aš turiu fizinio aktyvumo treniruotę, tada aš turiu priešpečiam suvalgyti, pavyzdžiui, bananas, ožkos pieno jogurtas ir truputėlį cinamono. Tada sportuoju. Po sporto eina mano pietus pagal jau laiką, ar ne? Tada pietum eina vėlgi kokybiškas angliavandenis. Tai, sakykime, gali būti teisingos sudėties duona, be pridėtinio cukraus, be saldiklių, ar ne?
tada eina, gali būti sriuba, daržovės, mėsa, žuvis, jūrų gerybės, tos pačios sėklos ir tie patys riešutai. Sėklos riešutai ateina kaip mūsų ir skaidulas, ne, ir riešutai, ir baltymas, ir omega 3, ir nesočiosios riebalų rūgštis. Tada po pietų eina pavakariai, jeigu yra poreikis ir mano vakarienė bus vėlesnė, ar ne? O gal aš sportuosiu prieš vakarienę, tai aš turiu turėti pavakarius, tiesiog kaip užkandį, tai gali būti alyvuogės, tie patys riešutai, tai gali būti daržovės su humusu, gvakamolė su daržovių lasdelėm, tai gali būti skystai virtas kiaušinis su avokadu, tai gali būti krekeriukai sėklų. Labai daug variantų, čia tiek galėčiau privardinti tų patiekalų. Ir tada eina mūsų vakarienė, tai yra vėlgi baltymas, augalinės kilmės riebalas ir gali būti tos pačios skaidulos. Tai aišku, antroji dienos pusėje nerekomenduoju jau angliavandenių, kaip vaisiai, uogos, fruktozė, tos pačios kruopos, nors ir jos yra labai sveikatai palankios, bet angliavandeniai skyla į cukrų. Šitas cukrus gaminasi gliukozė ir tai yra mūsų energija. Bet vakare aš jau tiek neišskaidysiu tos energijos. Vadinasi, neišskaidyta gliukozė toliau skils į riebalą ir tas riebalas nueis kaupiamąją formą. Čia nėra kaip bake neišvažinėjau kūro, rytoj pasilieku, nes rytoj išvažinėsiu. Neišvažinėtas jis nelieka, jis toliau skyla ir skyla į riebalą. Wow. Ir vakarienė pasibaigė mano tos dienos. Likus 2,5 valandom, 3 valandom būtų gerai, kad būtų paskutinis mano valgymas. Net jeigu kažkas pasikeitė ir draugai pakvietė pažiūrėti futbolo. Ir tvarko, ir einam žiūrėti futbolą. Ir einam, bet ten jau nieko nežinau, pasiėmam rieštų arba niekur nepasiėmam. Planavimas yra labai geras dalykas. Jeigu aš eisiu šiandieną žiūrėti futbolo koncertą Euroviziją, nesvarbu ką, tai reiškia, kad nedaugiau 5 valgymų į parą. Tai 3 pagrindiniai būtinai tam, kad stabiliai išlaikyti gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu išmesiu ten, kai kiti valgo pusryčius ir tik vakarienę, gliukozė krenta per tokį ilgą laiką. Kritusi gliukozė kelia kortizolį. Ir tada aš esu nevalgęs, bet nepalieskit manęs, nes kortizolis mano muša visus rėmus. Tai vadinasi, gliukozė stabili, aš turiu energijos, nėra pas mane to tokio chaoso, isterikos, kaip sakau, akise. Ir 2 papildomi valgymai. Jeigu šiandieną neturėjau priešpečio arba pavakarių, aš galiu turėti naktypečius ir jos labai faina turėti. Pavyzdžiui, užkandžių lenta, sūris, alyvuogė, daržovių lasdelės, ančiuvių užtepėlė su tunu. Aš noriu pas tave daryti kiaušinį. Darom Ugne kažkokią naktypečių šou, žinai. Nu, kaip iš tikrųjų. Taip, drąsiai. Visiškai pabaigai, Ugne. Ar teisingai išgirdau, kad žmonės, kurie susirūpina, išgirsta save, jiems pavyksta? Aš dabar galvoju, aš taip bijau to dalyko, bet aš turbūt turiu tai pasakyti. Aš turiu būti tiesoje. Aš neturiu nei vieno paciento, kuris nepasiektų rezultatų. Ir čia yra ne apie mane, čia yra ne puikybė, čia yra apie jį. Kiekvieną pacientą, kuris gaudamas žinias, jas vartoja praktikoje. Kitu atveju jisai Einšteino tą antrą pusę. Man eina paraugai nuo Ugnės, Lietuva sveiksta. Ar sveiksta Ugnė Lietuva? Kaip tu matai? Bunda, aš labai norėčiau, kad jis sveiktų, bet reikia žinoti sveikimo instrumentus. Ne tik girdėti, bet nepamiršti dar vieno veiksmo ir tai naudoti. Judam. Lietuva sveiksta, čia mes su Ugne, Laura Dabulytė ir Ugnė, ir pasimatysime kitose laidose. Einam daryti pokyčių. Ačiū Jums labai. Labai pamačiau. Ačiū. Dėkinga.